Labas visiems. Na kągi, vėl susitinkame nagrinėdami InstaSuite ir šį kartą kalbėsim tik tai vieną temą, žiūrėsim tik tai, kaip veikia mūsų rinkodaros piltuvo konstruktorius. Tai ką ir pažadėjau. Kaip sakiau anksčiau, tai yra įrankis, kuris iš tikrųjų veikia labai paprastai, labai intuityviai, tiesiog pasirenkant elementus, atitempiant juos ir paleidžiant. Na, ką mes čia daug kalbėsim, greičiau iš karto žiūrim, darom ir matysit, kaip iš tikrųjų viskas paprasta. Kągi, pirmiausia, ką turim daryti, tai eiti į piltuvo konstruktorių, galim spausti Funnel Builder, galim spausti šitą žalią mygtuką arba galim čia spausti Funnel Builder, tas pats, kur be paspaustumėm, vis tiek pakliūsim į tą pačią vietą. Na ir nemėginsim, o iš tikrųjų kursim naują piltuvą, naują rinkodaros piltuvą, tai reiškia, kad turim paspausti tą žalią knopkytę. Na ir čia mums duoda 4 variantus pasirinkti apie tai, kokie jie yra, kuo jie skirtingi, kam jie reikalingi ir taip toliau. Mes ateityje dar labai daug kalbėsim. Šiuo metu mums visai nesvarbu, kuris iš jų, nes ne apie tai kalbam. Na ir nereikia nei upsells, nei downsells, kadangi irgi ne ta tema šiandieną. Next, sekantis, vienintelis dalykas, ką čia rašom, tai pavadinimo mūsų prašo, rašysime demo, nes tai yra tik tai pavyzdys, na ir spaudžiam, kad sukurtų mums naują piltuvą, naują rinkodaros piltuvą. Ir kadangi tai yra piltuvo konstruktorius, ne atskirų puslapių konstruktorius, o viso piltuvo konstruktorius, tai yra, kad mums nors ir ištrynėm kitus 2 puslapius, bet jau visą laiką duoda kaip minimum 2, tai yra tą, kurį pasirenkam, ir antrąjį padėkos puslapį. Na, šiuo atveju mums padėkos puslapio nereikia, mes jį paprasčiausiai ištrinam, klausia, ar tu tikrai nori ištrinti, taip noriu ištrinti, ištrinta. Ir pasiliekam tik tai vieną, su kuriuo dirbsim, nes mano šiandienos darbo tikslas tik parodyti, kaip paprasta kurti iš tikrųjų profesionalius, gerus, efektyvius puslapius, kaip paprastai, nesudėtingai, intuityviai veikia šis įrankis. Taigi, turim spausti šitą kvadračiuką, kad galėtumėm pakliūti į mūsų šablonus, ar ne, kad čia pardavimų iš karto duoda, nes tai buvo mūsų pardavimų puslapis, bet pasirenkam visus tipus ir visus potipius ir spaudžiam Go ir čia mes gausim visus šablonus. Tai yra, anądien peržvelgiau, tai kažkur apie 130-140 šablonų. Tai tikrai, kaip matot, jų yra gausybė. Ką jūs benorėtumėt sukurti, tikrai yra iš ko pasirinkti, įvairiausių variantų ir netgi leidžiausi į pačią apačią, kad parodyčiau. Netgi turim vieną iš vis tuščią langą, kad galėtume kurti nuo nulio, ta prasme viską, kas tik tai mums šauna į galvą. Taigi, ant kiekvieno šablono užvedus pelytę mums atsiranda 2 mygtukai, vienas raudonas, kitas žalias. Preview tai reiškia, kad jeigu spaudžiam tą raudoną preview mygtuką, tai mes tiesiog galim žvilgtelėti, kaip atrodo šitas šablonas. Na, čia jis tai buvo tuščias. Jeigu mums netinka, einam kitą žiūrėti. Ir, na, aš ko gero pasirinksiu vieną iš paprastų tokių, kad matytumėt, ką galima su paprastais padaryti. Na ir jeigu preview, aišku, pasižiūrim, kad toks paprastutis, su juo galėsim padirbti, ar ne. Ir jeigu man pasižiūrėjau, man patiko, noriu dirbti su šitu šablonu, vadinasi, grįžtu prie to šablono ir spaudžiu žalią mygtuką Choose. Ir kai paspaudžiam žalią mygtuką, jau gaunam darbo pavidalu tą mūsų šabloną. Tai yra, matot, ant kiekvienos detalės užvedus pelytę atsiranda toks mėlynas rėmelis ir visa tai, kas yra tame mėlyname rėmelyje, visa tai ir su šitais dalykais jau galima dirbti. Taigi, pradėsim nuo pat viršaus. Čia, kaip matot, rašo logo
spaudžiam šitą ratuką, visi visokie nustatymai, daugiausiai dirbam su tais ratukais, ar ne? Spaudžiam ratuką, geltoną mygtuką, einam į mūsų biblioteką ir čia pasirenkam mūsų logo. Matot, jau yra logo, jau atsirado iš karto iššoka mūsų logas, aišku, jis labai mažiukas, tai užvedus pelytę, pagavus tą baltą langelį, mes jį galim padidinti kiek tik tai norim, daugiau, mažiau, kokio norim dydžio, paliekam tokį, kokio mums reikia, koks mums patinka, ar ne. Ir kiekvieną kartą, ką be padarytumėm, visada iš karto išsaugojam, nes jeigu paliksim, dirbsim, užviršim, neišsaugosim, dirbsim ir liks daiktai neišsaugoti, tai paprasčiausiai tie daiktai neišsisaugoja, išnyks ir visas mūsų darbas nueis tiesiog lauk. Na, ką dar galim padaryti? Gal man nepatinka, kad tas mano logo per vidurį. Vadinasi, vėlgi turim galimybę pasirinkti vienam šone, per vidurį, arba jeigu kitam šone, tarkim, šitas mano langas uždengia ir negaliu matyti gerai, tai aš su juo pavažiuoju ten, kur man reikia ir paliekam taip, kaip pagal kiekvieno skonį, kaip kas ką norim, kaip norim, taip ir paliekam ir išsaugojam, kiekvieną kartą išsaugojam. Tada užvedam pelytę ant teksto, reiškia, jeigu apsivedė mėlynu šitų rėmeliu šitas langas, tai dirbama bus šitame lange. Ir jeigu spaudžiu šitą pieštuką tokį, tai čia jau galim rašyti, bet neištrinkit, nes jeigu ištrinsit tekstą, tai išnyks ir spalvos, ir forma, ir viskas. O jeigu neištrinsit, tik tai pažymėję mėlynai, va taip va, ir viršuje rašot, tarkim, taip pasakysim, viršuje rašot, tada viršuje rašote, tada neišsitrina ir lieka spalvos ir lieka formos. Viršuje rašote tai, ką reikia. Matot, jeigu užvesiu ant to žalio, tai liks, tai čia ir liks. Žodžiu, jeigu ištrintumėt, tai tada nebeliktų spalvos. Taip kad jeigu norit išlaikyti spalvas ir formas, tai paprasčiausiai neištrinkit. Jeigu neištrinsit, formos ir spalvos liks. Tarkim, tą žalę nukelsim į kitą eilutę. Tarkim, šitą galbūt noriu padidinti, nes tekstas gavosi pakankamai mažas, tada galiu padidinti tekstą, paspaudus B raidukę jisai pasidaro storesnis, lygiai tą patį galiu padaryti su žaliu, ar ne, paspaudžiu B, tai jisai lieka storesnis, galbūt taip pat noriu jį padidinti, ne 2, o 1 ir jis bus didesnis, žodžiu, viską galite padaryti taip, kaip jums tinka, kaip jums reikia pagal jūsų norus. Tarkim, šito teksto nereikia, aš jį paprasčiausiai ištrinu to, ko mums nereikia, paimam ir ištrinam ir vėlgi dar kartą viską, ką reikia, viską, ką darot, išsaugojat. Gerai. Tai mažai elementų, o man reikia daugiau visokių dalykų. Ką aš galiu daryti, kaip matot, čia šitoj kairiai pusėje yra toks pliuso ženkliukas. Jeigu aš jį paspaudžiu, man atsidaro papildomas langelis ir šitame langelyje įvairiausios visokiausios galimybės, ko aš dar galiu čia įdėti. Ir tarkim, galbūt aš noriu papildomo video, gal man reikia kažkokio video. Susirandu video, paspaudžiu ir jį, kaip jau sakiau, išsirenki elementą, atitempi ir paleidi. Kol aš jo nepaleidžiu, tai aš galiu ieškoti vietos, kur aš norėčiau tą, matot, kur pabala, tokia juosta balta, ten aš paleisčiau ir ten atsistotų tas video. Vadinasi, susirandam vietą, kur norim palikti ir paleidžiam elementą. Norėdama įdėti, čia kol kas čia tik video langas įsidėjo pačio video, čia nėra. Vėlgi, ieškom to ratuko, paspaudžiam tą ratuką ir ten mes įklijuojam video. Gali būti YouTube video, gali būti Vimeo arba Embed. Dažniausiai žmonės dirba su YouTube, įklijuojat YouTube tiesiog
paimat nuorodą ir ją čia atnešat ir įklijuojat. Ir be abejo visą laiką išsaugot. Na, kol mes esam darbo lange, mes to video patikrint, pažiūrėti negalim, nes darbo langas nėra tam skirtas, yra skirtas dėti įvairiems elementams. Dar kartą, dažnai išsaugoju 2 kartus, kad neišnyktų dalykai, bet jeigu noriu vis tik tai pasižiūrėti, tai vat mato, čia yra tokia akytė, ją paspaudus atsidaro naujas langas ir jau tam naujam lange mes matom dalykus taip, kaip tuos dalykus matys mūsų klientai, mūsų žmonės, tie, kurie žiūrės mūsų tuos puslapius ar ne. Vadinasi, čia jau mes galim matyti video, jeigu paspausim čia ir matot, čia jau ir rodo mūsų tą video. Bet darbo lange šito niekada nebūna. Taigi, gerai, viskas tvarkoj, čia žmogus gali užsiregistruoti, čia gali parašyti savo e-mailą, savo vardą, registruojasi, žiūrint, kam jūs kuriate šitos puslapius, priklausomai nuo poreikių ir taip toliau. Ir visgi, nežiūrint į visą tai, man reikia daugiau elementų, man nepakanka šito to kas yra čia. Noriu daugiau elementų. Jokių problemų, galima dėti elementų tiek, kiek jums reikia. Bet vėlgi, mano skoniui, kad viskas juodam fone būtų irgi negerai. Aš noriu pakeisti, aš noriu gyvumo įdėti daugiau, aš pagal kiekvieno poreikį. Vadinasi, ką darau? Vėlgi einu į ženkliuką plus ir einu ieškau blokų. Jeigu ir čia mes turim pirmiausiai, patys pirmieji yra 2 blokai. Normalus blokas ir normal block ir white block. Jeigu imu white block, atitempiu jį ir paleidžiu, šitas white block yra viso pločio blokas. Na, kad matytumėt skirtumą, paimsiu dar ir normalų ir tą normalų paleisiu po žemiau. Kaip matote, white block viso pločio blokas. Normalus yra siauresnis blokas. Dabar blokas tai yra vieta, į kurią galima dėlioti įvairiausius elementus. Jeigu tiesiog bloke dėsit elementus, ką irgi galima daryti, tai jie kaip taisyklė kris visų platumu. Kad reguliuot platumą, kad galima būtų elementus dėti į kairę, daugiau į dešinę, daugiau suspaustus, ar tik per centrą, ar tik šonuose, centre nieko. Kad reguliuot, kur jūs nori dėti elementus, tai geriausia naudotis kolumnos, taip vadinamos, tai yra stulpeliai. Ir tarkim, pavyzdžiui, paimsim 4 stulpelius, įdėsim 4 stulpelius į šitą mūsų bloką. Ir dabar jau galim reguliuoti, kur ką norim dėti. Tarkim, galbūt aš noriu dėti tik tai 2 dalykus, reiškia pasilieku 2 vidurinius stulpelius platesnius ir čia kaip sykis dėsiu tuos mano elementus kitus. O šitie 2 stulpeliai man jie bus naudingi tam, kad mano įdėti elementai nebūtų labai kraštuose, o būtų tiesiog labiau vidury, reiškia šitos 2 stulpelius šalutinius aš juos paliksiu neliečiamus. Taigi, einame vėl ieškom elementų ir tarkim dėsiu boksus, tokius kvadračiukus į savo šitus 2 blokiukus, ar ne? Kad nedirbti atskirai su kiekvienu kvadračiuku, tai pirmiausiai susitvarkau savo kvadračiuką taip, kaip aš noriu vieną ir tiesiog jį sudubliuosiu. Taigi, visų pirma spalva, šita spalva man netinka, įklijuosim šitą spalvą, nėra visiškai vienoda, galima būtų atitaikyti tiksliai tokią spalvą, bet tarkim, kadangi čia tik pavyzdys ir nenoriu suvalgyti daug laiko, tai tarkim, kad šita spalva tinkama. Toliau keliaujam. Apvalinimas. Galima pažymėti, kad kiekvieną kampą atskirai, galbūt kažkam reikia 2 apvalių kampų ir 2 kvadratinių. Jeigu pažymėsim kiekvieną atskirai, reiškia apvalinam kiekvieną kampą atskirai. Jeigu šitą ženkliuką nuimam, tai apvalinasi visi 4 kampai. Na, man patinka 16 ir, lietuviškai matot, 16 parašysim taip ir 0 dabar 16 gavosi su tuo lietuvišku tekstu. 16 ir matot susiapvalino kampeliai, ne kvadratiniai tokie, o apvalesni. Čia aišku skonio reikalas.
Toliau rėmas. Rėmas irgi čia net jo nesimato, nes toks geltonas negražus, tarkim, padarysim juodą, jis bus ryškesnis. Bet irgi labai, labai ploniukas, padarysim 2 ir vėl būčiau lietuviškai parašius, jis bus šiek tiek storesnis ir bus labiau matomas. Na, tarkim, tokia forma man patinka, kad nereikėtų iš naujo daryti to paties, tiesiog klonuoju, atsirado antras, jį atitempiau į tą vietą, kur noriu ir yra 2. Ta prasme, viskas labai paprasta ir labai greita. Dabar ką šituose vidury dėsiu, tai aš irgi vėlgi keliauju į šitą pliusiuką mano ir išsirenku. Tarkim, noriu dėti nuotrauką į Machen. Pasiimu nuotrauką, atitempiu, kaip ir sakiau, visi elementai paprastai paėmei, atitempiai ir turi. Ką dėsiu čia, tarkim, ar ne, kitam blokė. Ką čia dabar galima būtų dėti. Tarkim, dėsim, formas kokias nors, ar čia kažką, tarkim, formą dėsim. Tarkim, galim dėti šitą formą, ar ne, atitempim, kokia ilga. Ištrinsim, sumažinsim, padarysim taip, kaip mums reikia. Žodžiu, viską gali daryti, viską gali trinti, daryti taip, kaip reikia, daryti formas tokias, kokias reikia, ar ne? Ir, maždaug taip gavosi. Dabar nutraukytę irgi. Einam į ratuką, ką bedarytumėm, visą laiką ieškom ratuko, išskyrus tai, kad tekstą rašyti ieškom pieštuko. Visą kitą ieškom ratuko. Ieškom nuotraukos ratuko, geltonas klavišas, tarkim, pavyzdžiui, šitą nuotrauką, atitempėm, nuotraukytė yra. Dabar vėl, čia viršui mažai neatsistojo, nuotraukytė į vidurį, viršui mažai vietos laisvos liko, apačioj daug. Einam formatuoti. Visur, kur rašo top margin, tai reiškia atstumas, viršutinis atstumas. Bottom margin, apatinis atstumas, kaip matot, viršutinis 0, apatinis 24. Todėl ir neatsistojo mūsų nuotrauka į vidurį. Sulyginom nuliukus, nuotraukytė įkrito į viduriuką. Užfiksuojam, kaip ir visada. Na, žiūrim, kad čia irgi gaunasi tas pats, ar ne? Vėlgi, ieškom ratuko ir vėl ieškom formatting, kaip matot. Bottom margin didesnis, viršutinis mažesnis. Negalim padaryti visai vienodos to tarpo, kadangi noriu, kad liktų maždaug vienodi šiti abu rėmeliai vienodo pločio. Ką tada darom? Tada viršuje padidinam vietą ir maždaug gausis, suderinam taip, kad abu rėmeliai turėtų maždaug tą patį atstumą. Ir tokiu būdu, žodžiu, čia galima žaisti visaip, čia gal bus ko gero po 10. Man taip atrodo, kad čia 10 padarysim ten, 10 padarysim ten ir ko gero bus vienodai visi rėmeliai. Va, žodžiu, viską galim reguliuoti, viską galim žiūrėti, dabar čia vardas, čia emailas irgi. Jeigu įeinam į čia, tai parašom tekstą, čia parašysim tiesiog vardas, dar antra didžioji raidė, vardas ir matote, lieka vardas, neužsidarė, čia įrašysim enter, ištrinsim iš vis, here ištrinsim ir lieka tik tai emailas. Viskas paprasta, viskas aišku, ta prasme čia irgi visur galime eiti rašyti, pertaisyti raides ir visus kitus dalykus, ar ne? Žodžiu, gal norim įdėti ikoną, man pavyzdžiui patinka dėti ikoną. Čia kadangi vardas tai bus user, vartotojo ikonas, atsirado žmogiukas, ar ne, matot patys. Čia kadangi emailo įdedu mail ikoną, atsiras laiškiukas. Žodžiu, viską reguliuojam, pasidarom taip, kaip mums reikia, jokių problemų. Na, kas dar? Man nelabai patinka, kad čia yra tas baltas fonas ir aš noriu, tarkim, kažkokio kitokio. Čia labai juodas, o čia labai baltas. Užvedu
pelytę ten, kur man pažymėtų visą tą didžiulį baltą bloką, prisimenat, kokį įdėjom apačioj, ir spaudžiam tą ratuką. Ir čia aš galima keisti spalvą, tada pasikeistų fono spalva. Bet vėlgi, noriu ne spalvą keisti, o noriu įdėti vaizdą, nuotrauką kažkokią tai. Parenku nuotraukytę ir įklijuoju nuotraukytę. Vėlgi, gavosi problema. Specialiai įdėjau, kad būtų problema, kad matytumėt, kaip galima ištaisyti. Kur čia patraukti, kad jūs geriau matytumėt. Nuotrauka prasideda čia ir nuotrauka baigėsi čia. Jinai trumpesnė ir vėl ta pati nuotrauka susidubliavo. Reiškia, viena ta pati nuotrauka ir antra ta pati nuotrauka. Šitai man nepatinka. Ką galiu padaryti? Spaudžiu čia, ieškau fill ir paspaudus fill, kaip matot, išsitempė nuotrauką ir gavosi viena vientisa. Bet problema ta, kad matot, kaip matot, pagal šitus kvadračiukus matau tik tai iš nuotraukos kairį viršutinį kampą. Spaudinėjant šitus kvadračiukus galit žiūrėti, kuri nuotraukos vieta jums labiau tinka. Na, aš paliksiu patį viduriuką ir nuotrauka netgi neliko, čia pats viduriukas, man atrodo. Kur ta mūsų nuotrauka, gal, net nežinau, gal palikt. Na, gal paliksiu vidurį, tiek to. Va, parinkom vietą, kuri mums labiau patinka ir užfiksavom. Bet dabar dar vienas dalykas, jeigu palieku taip, tai ta nuotrauka su visais kitais elementais, kai važiuoju langu, ji irgi keliasi važiuoja. O man norėtųsi, kad nuotrauka liktų fiksuota ir važiuotų, kai važiuoju pelytę, tik elementai virš nuotraukos. Šitą variantą irgi galiu padaryti. Vėl keliauju nuotrauką, vėl ieškau, kur ta nuotrauka buvo ir čia pačioj parašau fixed, užfiksuota nuotrauka tegu lieka, išsaugau. Visą laiką išsaugokit. Ir dabar, kaip matot, nuotrauka lieka užsifiksavus ir elementai važiuoja virš nuotraukos. Na, kad geriau būtų matyti, dar čia įdėsim kokį nors, tarkim, ką mes čia dar galim įdėti, kažkokių tai įdėsim elementų, kad jums būtų aiškiau. Čia yra visokie mygtukai, kuriuos galima įdėti, jeigu mums kažkokiu, na, mes čia turim visokių mygtukų, turim visokių formų, kurias žmogus įrašo vardą, e-mailą ir spaudžia, mums mygtukų daugiau nereikia. Tarkim, kokių čia mes boksiukų dar turim, tarkim, šitą dar galim įdėti čia. Ir vėlgi, kad įdėt kažkokį tai, dar ką noriu pasakyti, kad patalpint kažkokį tai elementą, mes turim gerai surasti vietą, į kurią, o gal tekstą čia tiesiog įdėsim. Tarkim, įdedam kokį nors tekstą čia. Įdedam tekstą. Va, matot, kai pasidaro surast vietą. Jeigu aš įdėčiau čia, tai tekstas įsidėtų tik šitoj pusėj. Jeigu įdėčiau čia, tai tik šitoj pusėj. O jeigu aš noriu per visą plotį, turiu surasti vietą, kur balta juosta gautųsi per visą plotį. Ir tada galiu patalpinti tą tekstą. Nu ką, čia mano tekstas, tarkim, ar ne? Čia mano tekstas. Noriu jo didesnio. Spaudžiu, padidinu. Noriu jo storesnio, spaudžiu B. Noriu per vidurį, spaudžiu per vidurį. Viskas, užsifiksavo tekstas. Išsaugojau, kad dar daugiau matytųsi, tarkim, įdedu čia kokį dar vieną video, tarkim, patalpinu, nes noriu, kad labiau ir matot, kaip neleidžia patalpint. Kartais reikia ilgai pažaist, kad matot, atsirado vieta. Viskas, patalpinau savo video, išsaugojau. Toliau važiuoju į tą mažesnį, dar kažką čia įmesim, bėgu greitai, kad, tarkim, kažkokie paliudijimai, ar ne, rezultatų pasakymas. Čia galima pakeisti nuotrauką, galima, matot, pieštukas.
įrašyti tekstą, gal žmogus pasakė, ką jis išmoko, ką jis pamatė, kas jam patiko, kas nepatiko, ta prasme, žmogaus nuotrauką galim su ratuku pakeisti ir taip toliau. Ir fonas, baltas fonas, labai jau toks niūrus fonas, tarkim, dėsim kokį nors pilkesnį, kad ne taip niūrų būtų. Viskas išsaugojom, ta prasme, viską padarėm. Ir kaip matot, mūsų tie elementai važiuoja virš nuotraukos mūsų. Jeigu mes jos nebūtumėm užfiksavę, nuotrauka nuvažiuotų ir elementai nevažiuotų virš nuotraukos. Žodžiu, daug visokiausių variantų. Čia labai greitai, labai trumpai ir labai greitai norėjau tik tai parodyti kai kuriuos dalykus. Mes žinoma dar daug kartų kalbėsim, daug visko mokinsimės, dar daug visokių dalykų galima daryti su šituo piltuvo konstruktorium. Dar labai daug visko galima daryti su juo, tačiau nenoriu nenoriu užtrukti labai daug, kadangi mano tikslas buvo tik parodyti, kaip tie elementai atitempiami, kaip jie lieka ir kaip paprasta su jais dirbti. Na ir paskutinį dalyką, ką noriu parodyti ir pasakyti, tai yra tai, kad mūsų šitas konstruktorius yra pritaikytas taip, kad tai, ką mes darom, tai, ką mes dirbam, jeigu žmogus žiūri, mes kaip matot dabar dirbam kompiuteriu, vadinasi, kompiuterio ekrane šitaip matom. Bet žmogus, labai dažnai žmonės jungiasi telefonu, mobiliaisiais telefonais ir mes galim pažiūrėti, pasitikrinti, matot, čia toks telefono ženkliukas, mes galim pažiūrėti, pasitikrinti, kaip tuos mūsų darbus matys mobiliuosiuose telefonuose. Ir kaip matote, jokių problemų prisitaiko telefono formatui ir šitokiu būdu šitaip žmogus gali rasti informaciją žiūrėti informaciją savo mobiliuoju telefonu. Taip kad viskas ir dar kartą išsaugojam, viskas iš tikrųjų paprasta, nesudėtinga, pliusiuko šito dėka yra įvairiausių variantų, kuriuos čia dar daug ko nepadarėm, dar daug ko nepažiūrėjom, čia viršui irgi dar yra variantų, kuriuos galima pažiūrėti ir kuriuos toliau nagrinėsim, tiesiog tai buvo tik pirma mažutė pažintis, pirmi mažučiai žingsniukai, kad įsivaizduotumėt, kad matytumėt, kaip paprasta, kaip lengva, iš tikrųjų vienas malonumas dirbti su šitu įrankiu, su mūsų InstaSuite. Ir kai viską padarėm, čia gal jūs nematot, bet čia yra toks kryžiukas pačiam šone, paspaudžiam kryžiuką ir išeinam iš to mūsų puslapio. Dabar šitas geltonas klavišiukas reiškia, kad mūsų puslapis dar yra juodraštyje, jis dar nespausdintas. Ką mes galim daryti, tai aišku, jį spausdinti, bet pirmiausiai reikėtų pakeisti mūsų nuorodos pabaigą, nes nuorodos pabaiga tai yra mūsų šablono pavadinimas ir mums šablono pavadinimo nereikia. Vadinasi, spaudžiam šitą mėlyną klavišiuką ir galim pavadinti kokiu noriu pavadinimu. O kadangi čia mūsų buvo demo, tai yra tik pavyzdys, tai aš ir parašysiu demo. Parašėm demo, užfiksavom ir kaip matot pasikeitė. Jau mūsų nuorodos pabaiga yra mūsų tas pavadinimas, kurį norėjom įrašyti. Ir preview, kaip žinot, preview tai yra pasižiūrėti. Dabar, jeigu spaudžiam preview, mums nerodo. Ir kodėlgi mums nerodo? Todėl, kad mūsų šitas puslapis, kurį ką tik padarėme, yra tik juodraščio forma. Jį mums reikia publikuoti, tik tada jis bus matomas. Taigi, publish page, tai reiškia publikuoti mūsų puslapį, publikavom mūsų puslapį, jau dabar nebe geltonas klavišiukas, o žalias, ką ir sako, kad jau mūsų puslapis matomas, mūsų puslapis publikuotas ir dabar jau galim vizituoti mūsų puslapį ir mes jį matysim būtent taip, kaip jį mato mūsų klientai. Čia kažkokį video, kurį mums reikia įdėm su mūsų logu, kad žmogus rezervuotų savo vietą, čia sako, vardas pavardė, užsiregistruoti, vardas pavardė, na aišku, dviejų realiai nereikia, bet čia tik tai kaip pavyzdį jums rodau, čia mano tekstas, čia net neįdėjom jokio video. Žodžiu, visus elementus, daugiau teksto visokio, daug aprašymų, nuotraukų ar video, ar viską, ką mums reikia dėti, viską galim sukurti puslapius profesionalius, gerus,
efektyvius ir iš tikrųjų tai paprasta ir netgi galiu pasakyti didelis malonumas dirbti. Taigi, manau, kad dar trupučiuką daugiau sužinojot. Aš tikrai asmeniškai, kuo daugiau žinau, tuo labiau man patinka šitas įrankis. Su didžiausiu malonumu juo naudojuosi, labai lengva, gera ir gaunasi labai kokybiški darbai. Tikiuosi, kad jums patiks lygiai taip kaip man. Na ir iki sekančių susitikimų ir iki sekančių video. Iki kito karto.